Troliai mumiai, burtininko skrybėlė, 6 skyrius, kuriame į pasakojimą patenka Topsla ir Vipsla, nešini paslaptingų lagaminų ir persekiojami Moros, o Snorkas pirmininkauja teismui. Ankstų rugpjūčio pradžios rytą, maždaug į tą pačią vietą ant kalno, kur Snifas surado burtininko skrybėlę, atkeliavo Topsla ir Vipsla. Jie sustojo viršūnėje ir apžvelgė slėnį. Topsla mūvėjo raudoną kepuraitę, o Vipsla nešė didelį lagaminą. Abu atėjo iš labai toli ir nepaprastai nusikamavo. Žemai po jų kojomis tarp beržų ir obelų iš trolių mumių namelio į ryto dangų kilo dūmelis. Dūmslai, tarė Vipsla. Kažką vertsla, pasakė Topsla ir linktelėjo galvą. Tuomet abudu patraukė žemyn į slėnį, šnekučiuodamisi tą keistą kalbą, kuri būdinga visiems Topslams ir Vipsloms. Ne visi tą kalbą supranta, bet svarbiausia, kad jie patys susišneka. Ar eislime į Vipslų? Paklausė Topsla. Tai nuo daug ko priklauslo, atsakė Vipsla. Tik neišsigalsk, jeigu gauslim bartslį. Labai atsargiai jie prisėlino prie namelių ir sumišę sustojo palei priengį. Ar galimsla belstlis? Paklausė Topsla. O jeigu kas nors išeils ir imsl barstlis? Ta akimirka maminuko mama iškišo galvą pro langą ir šūktelėjo, prašom kavos. Topsla ir Vipsla taip išsigando, kad šmurkštelėjo pro langelį į bulvių rūsį. Šlikštynės, pasakė mama ir pasipurtė. Į rūsį įsmuko 2 žiurkės. Snifai, nunešk joms truputį pieno. Tada jį pamatė lagaminą, kuris stovėjo prie pat durų. Su bagažu, nusistebėjo mama. Ohoho, jos atvyko pas mus pagyventi. Ir mama patraukė ieškoti muminuko tėčio, kad tas padarytų dar 2 lovas. Tuo tarpu Topsla ir Vipsla įsikasė tarp bulvių taip, kad buvo matyti tik jų akis. Ir baisiausiai įsibaiminę laukė, kas jiem dabar toliau bus. O dabar jie gersla kafsla, sumurmėjo Vipsla. Kažkas ateinsla, sušnibždėjo Topsla. Tylėksl, lyg pelslė po šluotsla. Rūsio durys sugirgždėjo ir ant aukščiausios laiptų pakopos pasirodė Snifas su žiburiu vienoje letenoje ir su dubenėliu pienu kitoje. Ei, kur jūs? Šūktelėjo Snifas. Topsla ir Vipsla įsikasė dar giliau susikibę letenėlėmis. Ar norite pieno? Paklausė Snifas garsėliau. Jis mus apgaudinėisla, sušnibždėjo Vipsla. Jeigu manote, kad ketinu čia stipsoti pusę dienos, tai labai klystat, piktai pratarė Snifas. Piktos ir kvailos, senos kvaišos žiurkės, kurios nemoka įeiti pro duris. Tačiau tada Vipsla iš rimtųjų supyko ir atkirto. Tu pats žiurkslė. Aha, jos dar ir užsienietės, tarė Snifas. Geriausiai atsivešiu čianai muminuko mamą. Jis uždarė rūsio duris ir nubėgo į virtuvę. Na, jos geria pieną, paklausė mama. Jos kalba užsienietiškai, tarė Snifas. Neįmanoma suprasti, ką sako. O kaip to jų kalba skamba? Paklausė muminukas, kuris sėdėjo su Hemuliu ir smulkino kardamoną. Muminuko mama atsiduso. Va tai tau, pasakė ji, kaip aš suprasiu, ko jie prašo desertui savo gimimo dieną, arba kiek pagalvių nori pasidėti po galvą. Turėsime išmokti jų kalbą, pasakė muminukas. Rodos jį lengva. Mėksla, valkslo. Man regis, aš suprantu juos, susimastęs pratarė Hemulis. Jie tikriausiai pavadino Snifą sena nuplikusi žiurkė. Snifas paraudo ir atmetė galvą. Eik ir pasikalbėk su jais pats, jeigu tu toks gudrus.
Hemulis nutipeno prie Rūsio laiptų ir maloniai pašaukė. Sveiki atvyksle, sveiksli atvyksle. Tofsla ir Vifsla iškišo galvas iš bulvių krūvos ir įbedė į jį akis. Tai pienslas, skanslus, kalbėjo toliau Hemulis. Tada Tofsla ir Vifsla palengva užlipo laiptais ir užėjo į svetainę. Snifas pasižiūrėjo juos ir įsitikino, kad atvykėliai daug mažesni už jį. Tada pasidarė draugiškesnis ir pakančiai pasakė, sveiki, malonu jūs matyti. Atšilsliu, jūs taip pat pasakė Tofsla. Ar verdat slekafsla? Paklausė Vifsla. Ką jie pasakė, paklausė muminuko mama. Jie alkani, pasakė Hemulis, bet Snifas vis dėlto atrodo jiems ne per dailiausias. Perdaug jiems, pasipiktino Snifas, kad pirmą kartą savo gyvenimą matau tokius kiauliškus snukius, o dabar aš einu. Snifslas pykstla, tarė Hemulis, kvėšsla. Prašom arčiau, gersime kavą, nervingai pakvietė muminuko mama ir jį parodė Tofslai ir Vifslai kelią į verandą. O Hemulis nulydėjo juos labai didžiuodamasis naujomis vertėjo pareigomis. Tai šitaip Tofsla ir Vifsla prisidėjo prie trolių šeiminykščių. Jie elgėsi labai santūriai ir dažniausiai vaikštinėjo susikibę rankomis ir visur tampėsi lagaminą. Tačiau sutemus, jie pastebimai susijaudino, ėmė lakstyti laiptais aukštyn žemyn ir pasislėpė po kilimu. Kas jumsl? Paklausė Hemulis. Mora ateinsla, sušnibždėjo Vifsla. Mora? Kas tai? Paklausė Hemulis. Irgi truputį išsigandęs. Tofsla išplėtė akis, iššepė dantis ir kiek įmanydamas išsipūtė, kad atrodytų didesnis. Žiaursli ir siaubinksla, pasakė Vifsla. Užsidarykit sledurlislis nuo moros. Hemulis nubėgo pas muminuko mamą ir pasakė, jie tvirtina, kad čionai ateina žiauri ir siaubinga mora. Mes turime nakčiai užrakinti visas duris. Bet mes juk turime raktą tik Rūsio durims, pasakė mama susirūpinusi. Su tais užsieniečiais visuomet taip. Ir jį nuėjo pasitarti su muminuko tėčiu. Reikia apsiginkluoti ir sustumti baldus priešais duris, tarė tėtis. Tokia siaubinga didelė mora gali būti pavojinga. Aš pakabinsiu svetainėje pavojaus varpą, o Tofsla ir Vifsla tegu miega po mano lovą. Tačiau Tofsla ir Vifsla jau buvo įsmukę į stalo stalčių ir atsisakė išlysti. Muminuko tėtis pakraipė galvą ir nuėjo į malkinę šautuvą. Laukiau jau tvyrojo rugpjūčio sutemos ir sodas buvo pilnas juodų aksominių šešėlių. Miškas niūriai išnarėjo, pasirodė jonvabaliai su savo kišeniniais žibintuvėliais. Eidamas šautuvą, tėtis niekaip neįstengė pradrasėti. O jeigu šitoji mora tūno už krūmo, juk niekas nežinojo, kokia ji, o svarbiausia, kokio didumo. Vėl sugrįžęs į verandą, muminuko tėtis pastatė sofą priešais duris ir paliepė. Tegu šviesa dega ištisą naktį, kiekvienas būkite pasirengęs pavojui, o Snusmumrikas tegu šiąnakt miega name. Buvo baisingai įdomu. Muminuko tėtis pabeldė į stalčių ir pažadėjo, mes jūs apginsime. Tačiau stalčiuje nekrepšt. Tada tėtis jį ištraukė, norėdamas pasižiūrėti, ar Tofsla ir Vifsla jau yra pagrobti. Tačiau tuodu ramiai miegojo, šalimais pasidėję savo lagaminą. Na, gal jau gulamės, pasakė tėtis, tačiau visi apsiginkluokite. Tiek prisibaiminę ir tiek prikalbėję visi pagaliau išsivaikščiojo po savo kambarius ir pamažiukai trolių mumių namelį apgaubė tyla. Tik žibalinė lempa vieniša degint svetainės stalą. Laikrodis išmušė 12. Truputį po 2
pabudo Ondatra prispirta į lauką. Miegusta jį nusigavo į verandą, o ten priblokšta sustojo priešais sofą. Sofa stovėjo priešais duris sunki. Koks kvailas pokštas, sumurmėjo Ondatra ir iš visų jėgų patraukė sofą. Ir tada, žinoma, nuaidėjo pavojaus varpas, pritaisytas tėčio. Akimirksnių namelį pripildė riksmai, šūviai ir daugybės kojų trepenimas. Visi sulėkė į svetainę, nešni kirviai, žirklėmis, akmenimis, lopėtomis, peiliais ir grebliais, ir įsistebeilijo į Ondatrą. Kur Mora? Sušuko muminukas. Ak, tai aš, atkirto Ondatra supykusi. Man prireikė išeiti, mane galvojo to jūsų toji kvaila Mora. Tai ir keliauk tuo savo reikalu, tarė Snorkas, tačiau paskutinį kartą. Ir jis plačiai atlapojo verandos duris. Tada jie išvydo Morą. Visi pamatė. Mora nejudėdama tupėjo ant smėlėto takučio palei pat priengį ir spoksojo į juos apskritomis bereikšmėmis akimis. Ji nebuvo itin didelė ir neatrodė itin pavojinga, tik buvo aišku, kad ji siaubingai pikta ir pasiryžusi laukti, kad ir kiek ilgai viskas užtruktų. Ir tai buvo siaubingiausias dalykas. Niekas neišdrįso jos pulti. Ji truputį patupėjo, paskui nuslinko į sodo tamsą. Tačiau toje vietoje, kur sėdėjo, žemė liko sušalusi. Snorkas uždarė duris ir nusipurtė. Nelaimingi Tofsla ir Vifsla, pasakė jis Hemuli. Žvilgter, kai jie pabudo. Mažyliai buvo pabudę. Ar ji nujeislo? Paklausė Vifsla. Miegoks kitsle ramsliai, pasakė Hemulis. Tofsla vos atsiduso ir pasakė. Garbslė dievslui. Ir jie įstumė lagaminą dar giliau į stalčių, ketindami miegoti toliau. Ar galime vėl gultis, paklausė muminuko mama ir padėjo kirvį. Aišku, pasakė muminukas. Mudu su Snusmumriku pasaugosime jūs, kol patekė saulė. Tik dėl visako pasidėk savo krepšį po pagalvę. Taigi juodu susėdo svetainėje ir iki pat ryto lošė pokerį, o Moros daugiau nebuvo girdėti visą naktį. Kitą rytą Hemulis susirūpinęs įėjo į virtuvę ir pasakė. Aš kalbėjausi su Tofsla ir Vifsla. Na ir ką? Kas vėl atsitiko? Atsidususi paklausė maminuko mama. Mora nori pagrobti jų lagaminą, pasakė Hemulis. Kokia niekšė, sušuko mama, pagrobti visą menką jų turtą. Taigi, ir aš taip manau, pritarė Hemulis, tik mat vienas dalykas labai painus, regis tas lagaminas Moros. Tarė muminuko mama, tai tikrai apsunkina padėtį. Pasišnekėkime su Snorku, jis visuomet viską taip puikiai išnarplioja. Snorkas labai susidomėjo. Keistas atvejis, pasakė jis, turėsime sušaukti susirinkimą. 3 valandą tegu visi sueina prie alyvų krūmo apsvarstyti šito klausimo. Buvo šilta ir graži popietė, pilna kvapų ir bičių dvasgimų. Vešlus sodas margavo lyg sodrių vėlyvos vasaros spalvų sužadėtuvių puokštė. Ondatros hamakas buvo ištemptas tarp krūmų, šalia jo pritvirtintas plakatas su užrašu Mora kaltina. Pats Snorkas sėdėjo ant dėžės ir laukė, užsimaukšlinęs plonų medžio drožlių peruką. Kiekvienas galėjo matyti, kad jis teisėjas. Priešais jį už lentos, kur buvo aišku, kad tai kaltinamųjų aptvaras, sėdėjo Tofsla ir Vifsla ir šveitė vyšnės. Aš norėčiau prašyti leidimo pabūti jų kaltintojų, tarė Snifas, kuris nebuvo pamiršęs, kad Tofsla ir Vifsla pavadino jį sena nuplikusią žiurkę. Tokiu atveju aš būsiu jų gynėjas, pasakė Hemulis. O aš, paklausė Freken Snork. Tu liaudės balsas, pasakė jos brolis. Troliai mumiai liudytojai, o Snusmumrikas tegu protokoluoja bylos nagrinėjimą. Tik tai tvarkingai. Kyla klausimas, kodėl Mora neturi gynėjo, pasakė Snifas. To nereikia, atsakė Snorkas. Mora nekalta? Ar visi pasiruošę? Gerai, pradedame. Jis 3 kartus pabeldė į dėžę plaktuku.
Ar tu viską suprantsli? Paklausė Tofsla. Net trupučiukslio, atsakė Vifsla ir spjovė į teisėją vyšnios kauliuką. Pasisakykite tik tada, kai pakviesiu, tarė Snorkas, taip arba ne. Ir nieko kito. Šitas lagaminas jūsų ar Moros? Taip, sl, atsakė Tofsla. Nesl, atsakė Vifsla. Užrašyk, kad jie prieštarauja vienas kitam, sušuko Snifas. Snorkas pabeldė į dėžę. Ramiai, šūktelėjo, klausiu paskutinį kartą, kieno tas lagaminas? Mūslų, atsakė Vifsla. Jie sako, kad jis esas jų, išvertė Hemulis, šįryt jie sakė priešingai. Taigi, mums nereikės jo atiduoti Morai, su palengvėjimu pasakė Snorkas. Tačiau man gaila savo darbo. Tofsla pasistebė ir kažkas užšnibždėjo Hemuliui. Tofsla sako, tarė Hemulis, kad tik lagamino turinys priklauso Morai. Ha, tarė Snifas, galėjau tai numanyti, byla aiški. Mora atgaus savo turinį, o šie kiaulėsnukiai pasiliks savo seną lagaminą. Byla ne visai aiški, sušuko Hemulis įžūliai. Nesvarbu, kas tą turinius turi, svarbu, kas į jį daugiau turi teisių. Bet kokiam daiktui tikrai jo šeimininką. Visi matėte Morą. Dabar aš jūsų klausiu, ar jį parodė turinti teisių į turinį? Labai teisingai, sutiko priblokštasis Snifas, tu nepaprastai nuovokus, bet pagalvo, kokia Mora vieniša, jeigu niekam nepatinka ir kaip jie ant visų pyksta. Turinys galbūt vienintelis jos turtas ir dar tas, dabar iš jos atimtas. Vieniša, paniekinta, tupėjo visą naktį. Kalbėjo toliau Snifas virpančių balsu, o brangiausią turtą išviliojo Tofsla ir Vifsla. Ir Snifas ėmė šnypštis nosį, nebegalėdamas kalbėti toliau. Snorkas pabeldė į dėžę. Morai nereikia ginamosios kalbos, tarė jis. Be to, tavo požiūrį nulėmė jausmai, Hemulio irgi. Liudytojai, prašom ateiti, pasisakykite jūs. Mums nepaprastai patinka Tofsla ir Vifsla, pareiškė trolių šeima. O Morą mes pasmerkėme nuo pat pradžių. Graudu būtų, jei ji atgautų savo turinį. Įstatymas yra įstatymas, iškilmingai paskelbė Snorkas. Jūs turite būti objektyvūs. Tuo labiau, kad Tofsla ir Vifsla niekada neskiria teisybės nuo neteisybės. Tokie jau jie gimė ir nieko čia nepadarysi. Ondatra, o tu ką pasakysi? Tačiau Ondatra miegojo savo hamake. Tiek to, pasakė Snorkas, jai neįdomu. Ar viską pasakėme, kad turėjome pasakyti iki nuosprendžio paskelbimo? Atsiprašau, tarė liaudės balsas, bet gal dėrėtų išsiaiškinti, gal galima sužinoti, koks iš tikrųjų tas turinys. Tofsla kažką vėl sušnibždėjo. Hemulis linktelėjo galvą. Tai paslaptis, pasakė jis. Tofsla ir Vifsla mano, kad nieko gražesnio pasaulyje už turinį negali būti, o Mora mano tik, kad jis pats brangiausias. Snorkas palinkčiojo galvą ir suraukė tą kaktą. Sunki byla, pasakė jis. Tofsla ir Vifsla protauja visai teisingai. Tačiau šiaip ar taip pasielgia neteisingai, o įstatymas yra įstatymas, aš turiu pagalvoti. Dabar visi patylėkit. Po alyvų krūmais įsiviešpatavo tyla. Dūzgė bitės, sodą kepino saulė. Staiga žolę sušiaušė šalčio šuoras. Saulė užlindo už debesio ir sodas papilkėjo. Kas čia buvo? Sodas papilkėjo, pašalo truputėlį, jie išsigando visi. Kas čia buvo? Paklausė Snusmumrikas, atitraukdamas plunksnakotį nuo protokolo. Ji vėl čia, sušnibždėjo Freken Snork. Ant sušalusio žolės sėdėjo Mora ir stebėlėjo juos. Jo žvilgsnis palengva užkliudė Tofslą ir Vifslą. Jis urzgė ir ėmė iš lėto sėlinti prie jų. Pagalbslos, sukliko Tofsla, gelbėkit slemus. Sustok, Mora, pasakė Snorkas, turiu tau kai ką pasakyti. Mora sustojo.
Aš jau sugalvojau, kalbėjo toliau Snorkas. Ar sutinki, kad Tofsla ir Vifsla nusipirktų lagamino turinį? Kokia tavo kaina? Didelė, lediniu balsu atkirto Mora. Ar užtenka mano aukso krūvos iš Hatifnatų salos? Paklausė Snorkas. Mora papurtė galvą. Kaip čia šalta, pasakė muminuko mama, aš einu skaros. Ji nubėgo per sodą, kur šaltis buvo atsėlinęs Moros pėdsakais ir užlipo į verandą. Ir čia muminuko mamai šovė puiki mintis. Net sukaitusi iš susižavėjimo ji pakėlė burtininko skrybelę, kad tik Mora ją įvertintų. Sugrįžus į teismą, mama padėjo skrybelę ant žolės ir tarė. Čia pats brangiausias daiktas visame trolių mumių slėnyje. Ar Mora žino, kas gali pasirodyti iš šios skrybelės? Dailiausi vairuojami į debesėlį, vaisių sultis ir vaismedžiai. Vienintelė stebuklinga skrybelė visame pasaulyje. Įrodykite, paniekinamai tarė Mora. Tada muminuka mama įmetė į skrybelę keletą vyšnių. Visi ėmė laukti, stojo gūdi tyla. Kad tik jos nepavirstų į kokią šlykštynę, sukuždėjęs mus mumrikas Hemuliui. Tačiau jiems pasisekė. Kai Mora pasižiūrėjo į skrybelę, joje gulėjo sauja raudonų rubinų. Va šitaip, džiugiai tarė muminuko mama. Pagalvok, kas bus, jeigu tenai įdėsi, pavyzdžiui, moliūgą. Mora pasižiūrėjo į skrybelę, pasižiūrėjo į Tofslą ir Vifslą, vėl pasižiūrėjo į skrybelę. Buvo matyti, kad iš visų jėgų svarsto. Galiausiai Mora čiupo burtininko skrybelę ir be žodžių nusėlino šalin lyg piktas, šaltas šešėlis. Tai buvo paskutinis jos pasirodymas slėnyje ir paskutinį kartą jį regėjo burtininko skrybelės stebuklą. Iškart vėl sušvito spalvos ir ėmė toliau karaliauti vasarą, dūzgianti ir kvapni. Garbė Dievui, kad atsikratėme šitos skrybelės, tarė muminuko mama. Pagaliau protingai ją panaudojom. Bet mūsų debesėliai buvo puikus, tarė Snifas. O kaip smagu buvo žaisti Tarzaną džiunglėse, melancholiškai tarė muminukas. Kaip taipsl, gerslai, viskslas išeislo, tarė Vifsla linksmai ir pakėlė lagaminą, kuris visą laiką stovėjo kaltinamųjų aptvare. Fenomenalsliai, pasakė Tofsla ir paėmė Vifslą už rankos. Ir abu drauge nuėjo į trolių mumių namelį, o kiti stovėjo ir žvelgė jiems pavimui. Ką jie dabar pasakė? Paklausė Snifas. Maždaug nuostabi popietė, išvertė Hemulis. Na štai, viskas.